Naminių paukščių augintojai džiaugiasi, kad šiemet lietuviai kaip niekada aktyviai perka žąsis. Paukščius imta užsakinėti dar prieš mėnesį. 107 šiandien už 200 atiduodu. 7 litų nuleidau. Už 200 atiduodu. Čiut ne 8 litrai, 7,5 litų nuleidau. Puikiai, kepanas minkštas į mėsinius. Patiekti ant šventinio kalėdų stalo keptą žąsį brangus malonumas. Turguje už vidutinę žąsį prašoma 100 litų, o didesnė gali kainuoti ir 200. Tačiau tokia kaina lietuvių negąsdina. Šiemet žąsų perkama kaip niekada daug. Nu taip maždaug jau tą paskutinį mėnesį skambinėjęs. Ar vešit, ar gydytojai, pavyzdžiui, bankininkai. Kas turi daugiau pinigų? Snoras kažkodėl neužsisakė. Jau snoras nebebuvo kada. Viską perka. Ir sako, žmonės pinigų turi. Žymiai geriau. Žymiai. Ir pradėjai pirkti, būdavo prieš savaitę, o šiemet prieš kokį 3 savaitės. Labai perkasi prie naminius paukščius. Įdomu, kodėl čia? Sunku pasakyti. Dėl kad gyvenimas gerėja? O gera gerėja. Didesnė. Šitą. Turguje prekiaujama ne tik lietuviška, bet ir importuojama paukštiena. Užsienietiškos antys, žąsys, kalakutai maždaug 5% pigesni, bet lietuviai mieliau renkasi čia užaugintus paukščius. Lietuviška, tik lietuviška. Pigiau tą ir mėgsta. Tik lietuviška. Pastaraisiais metais vis dažniau ant lietuvių stalo galima išvysti ir keptą kalakutą. Šiemet kalakutai kainuoja tiek pat, kiek ir anksčiau vidutiniškai apie 70–80 litų. Šeimininkė sako, kad gardžiai iškepti kalakutą – iššūkis. Kalakutas kepamas beveik pusę dienos. Na, o kiek kepti žąsį galima apskaičiuoti pagal šeimininkių sumanytą formulę. Kilogramą žąsienos vidutiniškai kepa apie pusvalandį. Taigi kepimo laiką galima apskaičiuoti pagal turimo paukščio svorį.